Sveiki. Šiandien kalbėsim pačią svarbiausią temą, kokia tik tai begali būti. Dirbtinis intelektas ir autorystė. Tema, kuri, mano supratimu, turi labai daug pjūvių. Man pirmiausia, tai yra, tiesą sakant, filosofinis klausimas, bet manau, kad čia Latgos formate mes turbūt filosofinių klausimų taip giliai negvildensim, gal su Agne mes kažką pabandysim truputėlį į tą pusę gal. Žinoma, tai yra teisinis klausimas, labai svarbus, reguliavimo klausimas, kuris būtent Latgos formate ir yra esminis. Tai yra etinis klausimas, tai yra ir estetinis klausimas, tiesą sakant, ir egzistencinis. Žodžiu, pakankamai plati tema. Tikiuosi, kad per valandą mes viską išspręsim ir visus atsakymus pateiksim ir daugiau prie šios temos negrįšim. Mūsų diskusijoje dalyvauja Laura Baškevičienė. Laura yra asociacijos Latga vadovė. Europos autorių ir kompozitorių bendrijų susivienijimo European Grouping of Society, čia turiu paskaityti, of Authors and Composers tarybos narė. Negana to. Taip. Čia yra Agnė Mikštienė, yra programos Kurk Lietuvai projektų vadovė. Ir bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Agnė sprendžia dirbtinio intelekto ir kūrėjų problematikos klausimus susijusius su duomenų etika tiek įvesties, tiek išvesties etapuose. Mantautas Krukauskas, kompozitorius, garso menininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedros docentas. Žodžiu, praktikas. Agnė Gintalaitė, menininkė, fotografė, publicistė, etnografė. Gana? Aš būsiu Rytis Zemkauskas ir mes kalbėsime, gal pradėdami nuo Latgos vadovės turėčiau pradėti, turbūt nuo pirmojo klausimo. Šiuo metu visi labai daug kalba apie dirbtinį intelektą ir galutinio aiškumo nėra. Tai tiesą sakant, kokia dabar situacija yra teisinė tiek Lietuvoje, tiek Europoje? Gal galima būtų pabandyti kokią apžvalgą padaryti? Labą dieną visiems, susirinkusiems šią gražią dieną. Tema tikrai sudėtinga, mums kelianti daug galvos skausmo. Bet su autorių teisėmis taip jau yra. Vytautas Mizeras, vienas geriausių autorių teisių specialistų Lietuvoje, dabar Konstitucinio teismo teisėjas, yra pasakęs, kad autorių teisė yra viena sudėtingiausių teisės sričių, nes teisinis reguliavimas tiesiog nespėja paskui naujai atsirandančius kūrinio panaudojimo būdus. Tai kalbant apie dirbtinio intelekto situaciją ir keliamus iššūkius, tai tikrai teisinis reguliavimas nespėja ir kyla daugiau klausimų, negu yra atsakymų. Šiai dienai yra aiškus ir tvirtas vienas dalykas, kad autoriumi gali būti tik žmogus. Ir jeigu dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys neturi kūrybinio indėlio, tai jis autorių teisių prasme nėra autorių teisių objektas ir jam autorių teisė nėra taikoma. Bet vėlgi čia tokia probleminė situacija iškyla vertinant ir nustatant, kiek yra to kūrybinio indėlio žmogaus, ar jo visiškai nėra. Tai neseniai Europoje buvo priimtas dirbtinio intelekto aktas, visi laukė jo įsigaliojimo, bet nuostatų susijusių su autorių teisėmis tenais nėra labai daug, paminėsiu keletą pačių svarbiausių. Viena jų tai yra nustatyta pareiga dirbtinio intelekto įrankių kūrėjams pateikti išsame santrauką, kokie kūriniai buvo panaudoti apmokant dirbtinio intelekto įrankius. Ir kitas dalykas, kad turės būti nurodoma prie dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio, pateikiama informacija, kad tas turinys yra sugeneruotas būtent dirbtinio intelekto. Visuomenė privalės būti informuota apie tai. Seniau buvo priimta skaitmeninė direktyva Europoje ir joje yra numatyta išimtis
tekstų ir duomenų gavybos tikslais, jeigu norima panaudoti autorių kūrinius, tai galima daryti neatlygintinai, jeigu autorius nėra pareiškęs nesutikimo dėl tokio panaudojimo. Tai, na, šią išimtį, kaip pasakyti, jinai tokia tampama į vieną ir į kitą pusę. Vieni bando pritemtą išimti prie dirbtinio intelekto technologijų ir grindžia, kad autorių leidimų nereikia, norint apmokyti dirbtinį intelektą. Kitigi teisės ekspertai ir teisų turėtojai teigia, kad, na, tokie leidimai yra būtini. Tai tiesiog pasaulis, žmonės dabar laukia daugiau teismų sprendimų ir praktinių įgyvendinimo aspektų, kas yra susiję su dirbtiniu intelektu ir kūrinių panaudojimu apmokant dirbtinį intelektą. Tai gal tiek trumpai apie situaciją Europoje. Amerikoje vyksta aktyvesni veiksmai ir ten tarkim, didžiosios leidybinės įmonės kaip Universal Music Group jau yra sudariusios sutartis su dirbtinio intelekto įrankių kūrėjais ir neseniai prieš keletą savaičių pareikalavo pateikti informaciją, kokius kūrinius jie yra panaudoję. Ir tikėtina, kad kai jie gaus tuos atsakymus, kokie kūriniai ten buvo panaudoti, jeigu tai bus Universal Music Group turinio, tai jie ir paprašys to atlygio, tikėtina. Tai manau, na, Europa irgi privalės ieškoti mechanizmų, kaip autoriams turi būti atlyginta. Bet čia turbūt ir galiojantis mechanizmai gali būti pritaikomi. Na, sakykime, kai mes galų galę kažkiek susitvarkėme su viešojoje erdvėje naudojamais kūriniais, ar ne, kas atrodė iki tol neįmanoma beveik, ten, sakykime, su kavinių savininkais ir panašiai, kad Lietuvoje buvo labai daug apie tai, čia turbūt man tas daugiau užduotų. Tai galbūt galima esamus modelius pasiūlyti politikams, siūlyti kaip įstatymų pataisas ar projektus. Tai tas teisinis reguliavimas iš principo nėra prastas, bet teisinis reguliavimas skiriasi nuo praktikos. Ir iš principo taip dirbtinio intelekto įrankių kūrėjai turėtų kreiptis dėl licenzijų, ar ne, į teisų turėtojus, bet neseniai grįžau iš Žezako generalinės asamblėjos ir ten prancūzų atstovė aiškiai pasakė, kad, na, nesikreipė niekas į juos dėl licenzijų. Tai vat yra teisinis reguliavimas ir yra praktinė to pusė. Visi, kaip ir minėjau, laukia teismo sprendimų. Agnės, noriu klausti, kas pastumė rinkti šitą temą, dirbti su dirbtinio intelekto ir atlyginimo autoriams modeliais ir iš viso, kaip tai veikia, kas tai yra, būtų galima plačiau paaiškinti, įvesties ir išvesties sistemą. Gerai, tai čia trumpa istorija, kaip čia prasidėjo mano tos paieškos. Aš gavau temą pavadinimu dirbtinis intelektas ir kūrėjai. Beprotiškai plati tema, ir jau kai pradėjau analizuoti esamą situaciją, ryškėjo tokie didžiuliai 3 laukai. Filosofinis. Kas yra dirbtinis intelektas? Ar tai ir intelektas? Ar jis gali būti kūrėjas? Na ir kiti. Techniniai. O kaip panaudoti? O kaip pažymėti? O kaip čia ką? Tiesiog tokie. Na ir teisiniai. Tie patys klausimai, kaip reguliuoti. Ir vieną kartą sėdėjau paskaitoje Vėtrės Antanavičiūtės ir jinai sako, aš gaunu atlygį už tai, kad mano kūriniai yra naudojami apmokyti dirbtinio intelekto sistemas, Adobe, Shutterstock ir šitą. Opa, gauna atlygį, nors prieš tai jau irgi išgirdau, kad atlygio nieks neturėtų gauti, nes yra ta teksto ir duomenų gavybos išimtis, o jis sako, aš gaunu atlygį. Ir dabar galvoju, o tai kodėl? Tai vadinasi, įmanoma yra apskaičiuoti ir sugalvoti būdą, kaip atlyginti tiems autoriams. Tai nuo to ir prasidėjo mano gilinimasis į temą, į tą pačią teksto ir duomenų gavybos išimtį, kuri ir atrodo neblogai suformuoluota, tačiau ten irgi yra tas niuansas, kad kalbame apie tų duomenų panaudojimą moksliniams tikslams. Bet kai kalbame apie tos duomenys autorių kūrinius, kurie
yra skirti mokymams dirbtinio intelekto ir paskui tie dirbtinio intelekto įrankiai jie kuria turinį, kuris yra komercinis. Na tai kokie čia dabar moksliniai interesai su komercija susiję. Ir aš pagalvojau, kad iš tiesų neteisinga ir tie autoriai turėtų gauti atlyginimą. Ir tada pastebėjau, yra didžiuliai judėjimai jų pasaulyje, kur autoriai reikalauja atlyginimą. Ir autorių teisų gildija Amerikoje yra parašiusi viešą kreipimąsi reikalaujantį. Dabar daug kas tikriausiai esate girdėję apie New York Times bylą prieš OpenAI. Tai yra siekiama būdų atrasti, kaip tai daryti. Kaip jau minėjau, yra kelios kompanijos, kurios jau tai daro. Tos pačios Adobe, Shutterstock, Getty Images, kaip minėta jau Universal Music Group sudarė sutartį su YouTube. Jeigu jau YouTube nustato, kad kažkoks tai keltas turinys yra generuotas dirbtinio intelekto, tai praneša tą Universal Music Group, jeigu iš ten jų repertuaro kažkas. Ir tada tas kūrėjas, kuris įkėlė tą kūrinį, turi teisę arba tą kūrinį išimti, arba pasidalinti pajamomis su Universal Music Group. Tai tokia sutartis sudaryta. Taip pat gan neseniai sudaryta sutartis Google su Reddit, kurios vertė yra 60 milijonų. Žodžiu, yra tos sutartys sudarinėjimas. Dar viena tokia svarbi, ta pačia OpenAI, sutartis su Associated Press. Jie irgi moka už tai, kad galėtų mokytis iš Associated Press archyvų. Žodžiu, yra tų pavyzdžių daugybė, bet kaip girdite, tai yra labai didelės kompanijos. Tai ne pavieniai autoriai. Tai kalbant, kaip tas autorius galėtų gauti atlyginimą, tai čia mes grįžtame į tas kolektyvinės organizacijos, kurios turėtų užsimti ir sugalvoti, rasti būdą, kaip tiems autoriams atlyginti, kaip gauti tą atlygį iš kūrėjų, iš tų dirbtinio intelekto kompanijų. Ir aš aprašiau keliamus galimus atlygio modelius. Galime sakyti, jas išskyriau į tokias dvi pagrindinės dalis - individualūs. Tai gali būti pajamų dalymasis, gali būti autoriniai honorarai, gali būti iš fondo. Ir tie modeliai naudojami šiuo metu būtent tose Adobe, Shutterstock. Tai individualūs modeliai. Bet mano nuomonė visgi reikėtų daugiau kalbėti apie kolektyvinius, nes būtų lengviau juos reguliuoti. Ir aš aprašiau apie galimą tą patį tuščios laikmenos mokestį, kad galbūt jį galima būtų permastyti ar kažkaip tai pritaikyti būtent dirbtinio intelekto kompanijoms iš jų rinkti tą mokestį. Arba galbūt galima pagalvoti, apie ką čia mes kito turim. Šiuo metu Lietuvoje mes turime atvirų duomenų portalą, kuris yra laikomas vienu geriausių Europos Sąjungoje. Ir tas atvirų duomenų portalas tiekia duomenis įvairiausius ir kurie yra pritaikyti dirbtinio intelekto mokymams. Tačiau tame portale nėra autorių teisės saugomos informacijos ir negali būti, nes jo principas yra visai kitoks. Tačiau jeigu galvotume apie tą portalą, jį būtų galima šiek tiek pakeisti. Žinoma, reikėtų ir teisinio tam tikro reguliavimo, tai nėra paprasti reikalai. Bet arba būtų galima tiesiog sukurti panašų portalą, nes jau mes turim pavyzdį, kaip jis veikia, ir tiesiog jo principų sukurti kitą, kuriame būtų laikomi autorių teisų saugomi kūriniai, duomenys, tekstai, vaizdo įrašai, muzika, viskas. Ir jie būtų teikiami dirbtinio intelekto kompanijoms, jų mokymams už tam tikrą mokestį, už licenzijas. Žinoma, čia reikia nepamiršti autorių. Jie turėtų sutikti tame dalyvauti. Tai negali būti kažkoks priverstinis dalykas. Autoriai turėtų teisę spręsti, ir jie vis dėlto leidžia ar neleidžia savo kūrinį panaudoti. Vieni autoriai gal ir neleis, o kiti gal matydami papildomą jau tą grąžą finansinę gali ir sutikti. Tai trumpai tiek. Tai laikas autoriams kažką pasakyti. Aš į Mantautą žiūriu, jis klausosi ir linkčia galvą, nesuprasi, ar tai reiškia, kad pritarė, ar tai reiškia, kad tik tiesiog girdi, kas yra sakoma. Kokios mintis kilo klausantis štai pirmųjų įžanginių pasisakymų. Beje, čia pas mus kambarį taip pat yra ir daugiau autorių, tai iš karto sakau, bičiuliai, jūsų klausimai visada yra laukiami ir jeigu jų turite, kelkite ranką ir reaguokite iš karto. Gal mes nedarykim tokios grubios schemos, kad ten pašnekėsim visi, o tada jau klausimai. Jeigu turite klausimą, jeigu matote, kad verta dalyvauti diskusiją, prašau prisijungite, aš ateisiu, atnešiu mikrofoną. Gerai? Tai pirma mintis, kuri kyla, tai kad tai iš tikrųjų yra sudėtingas ir ne vienapusiškas klausimas. Ir kad mes gyvenam labai įdomiais laikais, kurie mums kelia naujus iššūkius ir skatina permastyti tai, kas vyksta ir tai, kas vyko iki tol. Visų pirma, noris pasakyti, kad visi mes, kaip ten yra tas pasakymas, visi mes stovime ant milžinų pečių, ar ne? Kiekvienas autorius
irgi tam tikrą prasme savo smegenyse turi modelį arba savo viso gyvenimo patirtį, meninių ir kitokių patirčių, mokosi muzikos, harmonijos, stiliaus ir muzika, kokia jinai yra dabar. Jinai yra įtakota viso to, kas vyko per žmonijos istoriją, kultūros plačiaja prasme vystymosi metu. Ir kad visuomet, kuomet mes kažką sukūrėme, mes iš tikrųjų savaip perdėliojame tai, kas jau yra tam tikra prasme padaryta, ar ne? Ir visi įrankiai, kuriuos mes kūrėme, jie irgi veikia panašiais principais, kaip mes matome pasaulį, ar ne? Na, lyg tai mes bandome modeliuoti arba dirbtinai kurti arba perkurti realybę ir, na, lyg tai iš naujo kurti save arba kurti įrankius, kurie mums gali padėti kažką padaryti geriau, greičiau, kitaip ir panašiai, ar ne? Tai jeigu dabar mes kalbame apie dirbtinio intelekto modelius, kurie remiasi tam tikrą kūrybą, kas yra įdomu, kad jų rezultatas nebūtinai atspindi viską, kas yra jų, na, sakykime taip, duomenų bazėje, ar ne? Arba jų modelio apmokyme buvo naudota. Lygiai taip pat kaip ir galbūt mūsų konkretus kūrybinis darbas, jisai turi daugybę įvairių įtakų, kurios yra pasąmoninės ir kurių mes net galbūt nesuvokiam, ar tai yra nepažinutai. Per daug nežinomųjų, kad tą tiksliai nustatyti, kad štai čia šitas elementas, nežinau, gal pirmą kartą buvo panaudotas ten kokio nors Monteverdžio, o šitas Pink Floydų ten ir panašiai, ar ne? Nes stilius, kaip mes žinome, irgi nėra autorinių teisių objektas, tai yra per platu ir per abstraktu. Tai viena vertus galėtum galvoti, kad tie modeliai irgi, nu kaip, jie yra kaip toks primityvus žmogaus smegenų atkartojimas, modelis, simulacija per tam tikrus algoritmus. Ir, na, mašiai irgi mokosi, kaip ir mes mokomės, ar ne? Nebūtinai tai, ką jie sugeneruoja, jau būtinai bus kopija, sakykime, tiksli to, kom jie yra apmokyti. Kita vertus, yra visiškai suprantama, kad jeigu kuriant tam tikrą instrumentą yra naudojama gyvų autorių medžiaga, ar ne, ir tai paskui yra monetizuojama ir eksploatuojama komerciniais tikslais, greičiausiai būtent to įrankio kūrimo tikslams, jeigu yra naudojama kažkokia tais autorinė produkcija, jinai turbūt būtų etiška ir gražu, kad autoriams būtų už tai atlygintina. Visgi koks tas tikslus modelis, gal galia kokiu tiksliu būdu nustatyti, ar tai, ką, pavyzdžiui, sugeneravo dirbtinis intelektas, yra labiau to autorius įtaka ar labiau ano autorius įtaka, yra gana sudėtinga. Ir čia turbūt padėti gali vėlgi tik tai dirbtinis intelektas, tai yra kažkoks kitas modelis, kuris analizuoja rezultatą ir pasako galbūt, kurie čia, kaip jie ten vadina, tokenai, arba, kurios koduotos ten tos informacijos grandinės, būtent ir įtakojo to naujo kūrinio sukūrimą labiausiai. Nes jeigu viskas bus, kaip to, sakykime, modelio kūrimo panaudotų kūrinių, kurių reikia baisiai daug iš tikrųjų. Va čia yra esmė, kad tam, kad modelis generuotų kažką tais, mums suprantamo, ir panašaus į vienokį kitokį stilių ten, ar panašu į tai, ką mes vadiname muzika, ten dailė ir panašiai, reikia baisiai daug informacijos. Dalis tos informacijos yra atvirai prieinama, tai yra, nebeginama, sakykime, ar ne, tai reiškia, jau autoriai yra seniai mirę, pavyzdžiui, ir panašiai. Bet vis tiek tada iškyla etiniai aspektai, vis tiek būtų gerai žinot, kaip tiksliai tas modelis buvo apmokytas, kad tai nebūtų tokia juoda dėžė, iš kurios kažkas atsiranda, ar ne. Ir visa tai yra labai nauji, stiprus ir aktualūs klausimai, kurie galų galia susiję ir su atlyginimu. Pavyzdžiui, jeigu dideliam modeliui apmokyti reikia daugybės valandų ir daugybės autorių, jeigu jiems po lygiai bus paskirstytas tas atlyginimas, jis bus labai nedidelis. Jeigu jis būtų skirstomas pagal sugeneruotą rezultatą, kad, tarkim, čia, šitos konkrečiai ten kokios nors dainos sugeneruotos dirbtinio intelekto pagalba, sakykime, daugiausiai ten tų tokenų atėjo iš tos
skaitmeninės pasąmonės, vat, būtent iš šitų 11 autorių, sakykime, kūrybos, galbūt jiems galėtų būti atlyginama daugiau ar mažiau, bet tai reiškia, kad ir į analizės modelius turėtų būti investuojama vos nelygiai tiek pat, kiek ir į kūrybinius modelius. O tas iš viso dar beveik nėra daroma. Nu, vat, tokios kaip pirminės mintis pagal tai, ką mes čia kalbam, bet kad problema iš tikrųjų yra sudėtinga ir kad tikrai mes dabar susidurėme ir susidursime kuo toliau, tuo labiau su tam tikra industrijos disrupcija, tai yra nebejotina. Bet turbūt atsukt atgal nelabai kažką ir pavyks, dabar reikia žiūrėti, kaip su tuo tvarkytis, nes jau traukinys važiuoja ir tikrai įvyks greičiausiai tam tikra restruktūrizacija, persiskirtimai, kas yra darbas ir tuo pačiu kelia ir daug klausimų apie autorystę galų gale. Kas yra tas originalus darbas, ar ne, kas yra žmogaus darbas, kur yra instrumentas, žmogaus sukurtas instrumentas, kuris irgi yra tam tikra prasme autorinis produktas. Ir čia, aš manau, neišvengiamai taip pat atsiranda ir etiniai klausimai, na ir estetiniai, kaip jūs sakėt. Tam tikrą prasme. Aš tik noriu pasakyti, kad, na, štai, kadangi tai tokia sudėtinga problema, tai, na, bet koks klasikinis vadybos mokslas ar fenomenologija sakys, pirmiausia, išdalinkite į suvokiamas dalis atskiras, tada jau. Nebandykime išspręsti visko vienu metu, turbūt reikėtų galvoti apie tai, ką mes galime padaryti. Bet keletą dalykų aš vis tik tai išdrįsčiau pasakyti. Pirmas postulatas, kuris nuskambėjo čia iš karto Lauros kalboje, kad autorius gali būti tik žmogus. Tai jeigu autorius gali būti tik žmogus, tai mes iš esmės kalbam tik apie žmogiškus čia santykius. Nes aš kartais jaučiu, kad dirbtinis intelektas, o pats pavadinimas yra klaidinantis mano gilių įsitikinimu. Tiek angliškai, kuris gimė, greičiausiai anglų kalboje jisai gimė turbūt. Tiek ir jo vertimas į bet kokią turbūt kitą mums žinomą kalbą. Klaidinantis dėl to, kad kartais susidaro įspūdis, kad jis kabo kažkur virš žmogaus. Tai yra kažkas, kas veikia, na, nežinau, veikia mums miegant, veikia, žodžiu, nepriklausomai nuo mūsų. Bet ar nėra, kad tai yra iš tikrųjų tie patys žmogiški santykiai ir niekas kita? Na, pavyzdžiui, jeigu pats kalbėjai dabar apie procesą, kaip apmokamas, reiškia, koks nors variklis, ar ne, ir ten reikia daugybės visokių autorių. Tai mes taip patys šiaip jau užaugame. Mes skaitome knygas, žiūrime filmus ir nejučia cituojame tuos autorius ir niekas neprašo iš mūsų susimokėti, kad į mūsų kūrybą įeina citata iš, aš nežinau, tenai, Umberto Eco. O čia staiga, taip? Tai ar nėra taip, kad mes viena vertus per sudėtingai tai suprantame? Kad mes įtarėme, kad čia labai daug naujumo. Ir mano klausimas, Agnei, būtų toks. Kas čia tavo požiūriu fundamentiškai yra nauja šitoj problematikoje iš viso? Aš manau, kad nauja yra tai, iš tikrųjų, truputį apsuksiu klausimą, čia iš tikrųjų nėra nieko naujo. Ir mes iš tikrųjų ir tas, na, galvoju, kaip čia dabar viską gražiai sustruktūruoti. Tai dėl to pavadinimo, tas dirbtinis intelektas, tai pavadinimas jisai atsiradęs taip kaip ir istoriškai susiformavęs ir mes galbūt jo nekvestionuojam, bet ir nereikėtų jo pririšti ir tapatinti su žmogiškuoju intelektu. Ir taip pat nereikėtų išskirti žmogiško intelekto kaip vienintelio intelekto. Čia yra tokia problema, kad mes atsirandame ir dabar tikrai turime pasijusti gyvenantis pasaulyje, kuriame nėra, kuris sudarytas iš tinklo, o ne iš piramidės, kurios viršuje yra žmogus. Ir mes tiesiog atsiduriam tokioje situacijoje, kad mes vis tiek viską vertinam iš tos žmogiškosios prizmės. Aš to paaiškinsiu aiškiau. Tai vad, įsivaizduokit, jeigu yra miškas, ar ne, ir iš modernistinės perspektyvos mes visada įsivaizduodavom, kad miškas yra medžių suma. Bet dabar, ką parodo ir mokslas, kad miškas yra, kad yra ekosistema, kad visi tie medžiai bendrauja tarpusavyje, kad ten dar yra daugybė grybų. Ir jie visi yra kaip bendras dalykas. Ir užtat, pavyzdžiui, tarkim, jeigu perfrazuojant šitą klausimą, kuris ten užrašytas, ar ne,
Tai ar gali... Asistentas ar konkurentas? Taip, tai ar tarkim, ar medis, ar miškas gali būti asistentas ar konkurentas medžiui? Tai kaip ir nelogiškai skamba. Todėl, kad dirbtinis intelektas tai nėra subjektas, tai nėra vienas kažkoks atskiras dalykas. Ir čia net nėra svarbu, ar jisai, ar tiksliau yra svarbu, kada mes bandom jį matyti ir personifikuoti kaip žmogų, kaip kažkokį subjektą. Ir tada aišku, kad tai nėra. Bet mes turim suprasti, kad tai yra ekosistema ir mes joje dalyvaujam kartu su techniniais tais elementais. Ir tai yra daugybės elementų tam tikra sistema. Ar aiškiau pasakiau? Visiškai aiškiai, bet klausimas ir toliau lieka tas pats, kaip autoriui iš to uždirbti. Tai va, labai geras klausimas, aš kaip autoriui irgi norėčiau iš to uždirbti, tai pabandykime prie to pereiti. Tai į šitą klausimą tikrai aš konkrečiai atsakyti negaliu, bet tiesiog galiu dar konkretinti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, kad tai irgi nėra naujas klausimas, kadangi tos visos tokios sistemos, ekosistemos, tarkim, įsivaizduokit, didelė paroda, ar ne, yra vienas kažkoks autorius, tarkim, kurio arba muziejus vieno autoriaus vardu pavadintas, ne, tarkim, Stasys muziejus Panevėžyje dabar. Taip, tai yra vienas, bet tada tas autorius jis tampa kaip tam tikrų prekinių ženklų. Bet kiek už to dar yra visko, kiek yra žmonių, kiek yra institucijų, pati valstybė, kiek yra finansų ir kiek ten žmonių dirba. Tai jie irgi yra visi tos ekosistemos dalis ir jie irgi visi turi gauti atlygį ir tikėkime, kad ir gauna, ar ne? Bet visa šita sistema arba filmas irgi lygiai taip pačiai. Ir netgi tiem autoriams reikėtų ne tik vien tiems, kurie yra tam viršui ir yra tas prekinis ženklas. Visi nusipelnė gauti atlyginimo ir gal net ir simbolinio tam tikro kapitalo, ne tik tai finansinio. Tai irgi yra svarbu. Ir mes jau nuolat ir bandom spręsti visas šitas problemas. Pažiūrėkim, kaip tarkim yra apdovanojimuose, filmuose. Jeigu anksčiau būdavo svarbu tik žvaigždės pagrindinės ir režisierius, tai dabar yra svarbu ir kas kuria garsą, ir kostiumus. Ir vis atsiranda ir vis pastebimi dar tam tikri tos ekosistemos dalyviai. Ir tai yra tikrai gerai. Ir kaip mums reikia mąstyti, kaip pasinaudoti tą patirtimį ir visą šitą modelį sugrąžinti ir perkelti į šitą dirbtinio intelekto ekosistemą. Bet esminis dalykas, ką aš matau ir ką aš išgirdau iš jūsų kalbų, kad kol kas atrodo, kad labiausiai sekasi būtent tom viršūnėm, tai yra tiem brandam, prekiniam ženklam arba didelėm kompanijom išsireikalauti, kad jom būtų atlyginta, o ne visiems tiems kitiems žmonėms. Tai va čia ir klausimas, ir čia aš matyčiau ir didžiausią problemą, kad šita technologija prisidengusi autoriais, tiesiog, kad iš to uždirbs didelės kompanijos, o ne patys žmonės. Tai va, tai yra pagrindinis klausimas ir problema. Bet taip turbūt buvo visada. Didieji visada galėjo daugiau. Taip, jie visada turi geresnius teisininkus. Jie iš viso turi teisininkus. Pradėkime nuo to. Tas tiesa, bet, gal aš labai naivi, bet aš vis tiek matau, kad šitojam žinoj kovoj dėl galios ir įgalinimo, kad tie mažesniai veikėjai, kad šiek tiek jos sugeba įgauti ir galbūt net atsiranda kažkoks toksai pačios visuomenės požiūris, kad jiem turi būti atlygintina. Bent jau mano. Gali būti taip, bet beje, yra ir atvirkštinis procesas, kol nesukurtas griežtas reguliavimas ir kol sritis nėra kieno nors nuosavybė, tol partizaninė veikla galima ir tol mažiukai dar ką nors gali. Būtent. Ir čia su skaitmeninėm medijom jau buvo visa tai, jau kažkada praėjo ir mes dabar vėl esam toj vietoj.
to jau sekundę, tik pabaigiu sakiniu, kada tie paprasti žmonės ir tie visi maži smulkus dalykėliai gali kurti ir naudotis tą technologiją ir dabar džiaukimės, kol galim. Ar veikia? Vienas, du. Veikia, tai. Prašau. Sveiki, aš klausausi jūsų diskusijos ir galvoju, taip irgi gan filosofiškai, plačiai, kas galėtų apsimti lyderystę, kad visgi ta ekosistema, kuri jau yra įprasta kitose lygmenyse, labai faini apibūdinimai, palyginimai su kitomis situacijomis nedirbtinio intelekto, kas galėtų apsimti tą lyderystę ir kam skirtas, kokiam įstaigai, kažkokiai sričiai, ar tai turi būti politika, ar tai turi būti kažkokios asociacijos, ar tai turi būti konkretus autoriai, kurie yra didieji vardai, kas turi apsimti lyderystės, kad visgi susikurtų tas sąžiningo atlygio modelis dirbtinio intelekto panaudojimo klausime ir šitoje srityje, industrijoje. Man atrodo, kad Agnė būtų už mišką šiuo atveju, ne už vieną didelę eglę. Ar ne? Sveiki, norėčiau sureaguoti šitą klausimą. Tai šią akimirką Kultūros ministerijoje yra buriama autorių teisių grupė, kuri būtent ir nagrinės šitą klausimą atlygio autoriams ir nagrinės tos pačius mano aprašytus atlygio modelius. Tačiau Kultūros ministerija viena negali spręsti šitą klausimą. Todėl nei savo grupę kvies ir kolektyvinio asociacijų narius ir kitus ekspertus, kad tai būtų gyva didžiulė diskusija. Ir tikslas šios autorių teisių grupės yra parengti konkretų pasiūlymą iki 27 metų. Taip atrodo, tai beprotiškai ilgas laikas, tačiau procesai dėja nevyksta lėtai. O kodėl 27 metai pasirinkti yra todėl, kad Lietuva tuo metu pirmininkaus Europos tarybai. Ir jie turės erdvę ir galimybę pasiūlyti savo klausimus, kuriuose bus diskutuojama. Tai prašau sekti Kultūros ministeriją, Živilė Pličiūratytė-Pličiūtė, jinai yra šios grupės lyderė ir būrė komandą ir sekit jos naujienas ir manau, kad tikrai išgirsime daugiau naujienų šitą temą. Mantutas norėjo kažką reaguoti, aš tik tai, kol nepamiršau, iš tikrųjų aš neprisimenu per Europarlamento debatus dabar, kad bent kada būtų iškeltas autorinių teisių klausimas. Ar aš klystu? Aš negaliu atsakyti, buvo ar nebuvo, nes visos... Regis ne viena partija taip jau neakcentavo šitą dalyką. Bet kalbant apie tą patį dirbtinio intelekto reglamentą, tai originaliame tekste jame iš vis nebuvo autorių teisės. Nebuvo tiesiog. Ir jisai buvo įtrauktas daug vėliau, jau į pačią pabaigą ir atsirado tas skaidrumo elementas. Tai taip, tas klausimas buvo įtrauktas labai vėlai ir jis dėja neatsako visus klausimus, nes Europa taryba, jinai nesuinteresuota būtent autorių teisėmis. Yra kitos organizacijos kaip PINO, pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija. Neseniai klausiau jų pranešimų prieš porą mėnesių ir buvo labai smagu, nes diskusijos vyko 2 dienas ir beveik kas antras pranešimas kėlė būtent atlygio klausimą autoriams už jų turinio naudojimą dirbtinio intelekto sistemoms. Atsakymo kol kas niekas nepateikė, bet diskusijos vyksta ir jos garsios ir tuo galime pasidžiaugti. Reaguojant į ką kolegos kalba, visų pirma, mano supratimu, iš tikrųjų, tas ekosistematinis požiūris yra labai svarbus šiais laikais. Jeigu žiūrint ten, pavyzdžiui, pagal Foucault kokį nors, aišku, kai įsijungia visi tie galios mechanizmai, atsiranda etikos tam tikri klausimai, suprantama, kad gali būti, kad bet kokia atveju kažkokia ekosistemos dalis, ar ne, kuri, pavyzdžiui, vienyje autorius, jinai pasidaro labai svarbi, nes jinai pasidaro kur kas stipresnė prieš kažkokią tai kitą ekosistemą, su kuria irgi galima bendradarbiauti, persidengti, kažkas tai ekosistemoje gimsta, kažkas miršta, tas, kas miršta, turi maitinti, kad kažkas naujo iš tai išauktų, ar ne. Tai tas požiūris, mano supratimu, yra labai teisingas ir užtat autorius vienijančios asociacijos turbūt būtent šiame klausime pasidaro labiau svarbios, nes iš tikrųjų vienas autorius, aš kaip autorius, sakykime, nemanau, kad aš galėčiau ką nors pakeisti to poveikio prasme, bet jeigu tai yra autorių asociacija, tai jau atsiranda tam tikri visai kitokie poveikio mechanizmai, nes mums sutarus, kokia kryptimi visą tai turėtų judėti ir kokia yra mūsų pozicija,
tą poziciją galima būtų siekti ir ginti, ar ne? Juolab, jeigu tai yra reprezentatyvu, ar ne? Nes klausimas pats yra gana sudėtingas. Aš dar labai norėčiau paminėti svarbų mano supratimų dalyką, kad, vat, kaip ir kolegė minėjo, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas tai nėra kažkas, kas turėtų būti prieš pastatomas žmogų, ar ne? Art artificial menas yra dirbtinis irgi, ar ne? Tai kas dabar menas yra kažkas atskiro nuo žmogaus, nuogi ne. Dirbtinis intelektas yra instrumentas, kaip kažkada tais muzikantai, nežinau, akmens amžiuje naudojo kokius nors ten medinius pagalius nukritusius iš miško medžių, daužėjais per rastą ir kūrė muziką, ar ne? Tai mes dabar naudojam kažką, ką mes vadinam dirbtiniu intelektu muzikos kūrimo, bet tai yra įrankis tiesiog. Ir tas įrankis, kas įdomiausia, jisai irgi turi savo, kaip čia pasakyti, istoriją, įtaką, kažkasgi jį sukūrė, ar ne? Jame irgi yra tam tikrų užprogramavimų, angliškai yra labai gražus žodis agency, kuris gražiai apibrėžia, kas gali būti įrankis. Ne? Visa yra ta įrankio istorija, kaip jisai atsirado, pavyzdžiui, fortepijonas yra įrankis, ne? Kuris ten vystėsi 200 metų, ten nuo klavikordo, ten bendradarbiaujant irgi su autoriais, kurie kūrė tam instrumentui, ar ne? Tai čia irgi yra įrankis, lygiai toks pats, kurį galima įvaldyti, kurį galima laužyti ir kurį galima naudoti kažkokiu tais idėjų įgyvendinimui. Kas yra įdomu ir kas yra gal kažkiek tais kitaip, kad tas įrankis yra sudėtingas ir kompleksinis ir tam tikrą prasme jisai bando modeliuoti kažkokius tai žmoguje natūraliai, to visos evoliucijos genetikos procese išsivyščiusius atsiradusius dalykus. Ir mes ir sakom dirbtinis intelektas, man atrodo, jeigu dedamas akcentas ant dirbtinis, o ne intelektas, tada suprantame, tai tokia kažkokia nedidelė dalis to, ką mes vadiname intelektu, kuris nėra, žmogaus intelektas nėra vienalypis ar viena kryptis, ten viskas persidengia žmogaus smegenyse ir nėra taip, kad mes čia su viena smegenų dalim darom tik tą, su kita darom tik tai tą, viskas ten persidengia, susiję pas mus labai sudėtingais procesais, kurie irgi dabar yra tyrinėjami ir ne veltui neuromokslininkai dirba su dirbtinio intelekto mokslininkais gana artimai. Ir tai irgi yra tam tikras savęs pažinimo procesas. Bet kaip sakė Greimas, žmonės vis dėlto kalba ir galiausiai susikalba. Mes turėsime klausimą iš kambario dar, bet aš noriu kad vėlgi Lauros paprašyti. Prieš šią diskusiją buvo atlikta apklausa autorių, tiesa? Buvo toks dalykas padarytas. Kaip jie jaučiasi dėl jų kūrinių naudojimo dirbtinio intelekto įrankiuose? Ar jie mano, kad tai turės įtakos jų profesijai, jų gaunamoms pajamoms? Tai gal šiek tiek apie rezultatus ir paskui gal palyginti, kaip skiriasi rezultatai gauti Lietuvoje ir kitur. Taip, mes apklausime savo autorius narius iš įvairių sričių, nes asociacija atstovauja 5 sričių autoriams ir muzikos autoriams, ir literatūros, ir vizualiųjų menų, audiovizualiųjų, dramos. Ir klausimas buvo, ar kūrybinėje veikloje naudojate dirbtinio intelekto įrankius. 75% autorių atsakė, kad jie nenaudoja arba pabandė, bet neketina naudotis dirbtinio intelekto įrankiais ateityje. Tai šis atsakymas mus ganėtinai nustebino, nes labai daug autorių teigia nenaudojantis ir neketina naudotis ateityje. Tai kardinaliai skiriasi nuo Vokietijos ir Prancūzijos autorių teisių organizacijų atliktų apklausų, kurioje dalyvavo 15 000 autorių. Tai atsakymai ten buvo, kad 50% autorių naudoja ir naudos ateityje ir tikėtina tie procentai žmonių tik didės. Tai šitas atsakymas mus tikrai nustebino, mūsų narių. Kiti atsakymai buvo ir procentai panašiai išsidėstė kaip ir užsienio autorių. Mes klausėme, ar kasdienybėje, naršant internete, socialiniuose tinkluose, spaudoje, pastebite dirbtinio intelekto generuotus vaizdus, tekstus, muziką, vaizdo įrašus.
Ir 76% autorių atsakė, kad taip, mes pastebim ir pastaruoju metu to ženkliai daugėja. Taip pat klausime, ar dirbtinio intelekto technologija padeda kūrybinėme procese ar kelia grėsmę autoriaus profesijai. 86% apklaustųjų mano, jog dirbtinio intelekto technologija bendrai kelia grėsmę autoriaus profesijai, bet taip pat ir buvo atsakymų, kad ir padeda. Lyginant su užsienio autorių atsakymais, jie įžvelgia daugiau grėsmių negu pagalbos. Tai nežinau, lietuviai tokie labai optimistai dideli, aš irgi bandau užsikrėsti tuo optimizmu, ne visada pavyksta, nes, kaip ir minėjau, teisiniai dalykai skiriasi nuo realijų, jeigu ir turim gerus teisės aktus, tai kyla daug iššūkių juos įgyvendinti ir atstovauti tinkamai autoriams. Kitas klausimas buvo dirbtinio intelekto įrankių tolimesnis naudojimas, ar jis turės tiesioginės įtakos autorių pajamų iš jų kūrybos mažėjimui. Net 84% autorių mano, jog naudojimas turi arba turės įtakos jų pajamų mažėjimui, tai šitie procentai tikrai yra labai panašus su užsienio autorių atsakymais. Ką ir Agnė kalbėjo apie tą galimybę, kad autorius ją turėtų, sutiktų, tarkim, ar ne, kad jo kūriniai būtų naudojami apmokyme arba nesutiktų. Tai mes irgi uždam tokį esminį klausimą, ar autorius turėtų turėti galimybę sutikti arba nesutikti, jog jo kūriniai būtų naudojami dirbtinio intelekto įrankių apmokymui. Tai net 93% atsakė, kad autorius turėtų turėti tokią galimybę ar ne pasirinkti, sutikti arba nesutikti, jiems tai yra labai svarbu. Ir beveik visi dalyvavę apklausoje atsakė, kad autorius turėtų gauti atlyginimą už jų kūrinių naudojimą, apmokant dirbtinio intelekto įrankius, bei vėliau generuojant naujus objektus. Tai autoriai tikisi autorinio atlyginimo, kai jų kūriniai yra panaudojami įrankių apmokymui ir kai kiti subjektai uždirba ir pelnosi iš to. Bet žiūrėkit, aš pastebėjau iš šitos diagramos, mėly autoriai, aš pastebėjau, kad beveik toks pat procentas tvirtai įsitikinęs, kad tai atsilieps tolesniam jūsų gyvenimui, bet dalyvauti tame jūs neketinate. Tai kaip sako Šiauliuose, nesuein galai. Pamastykite, bičiuliai, apie tai. O dabar, jeigu galima, aš pasiskolinsiu kieno nors mikrofoną ir čia mes turime klausimą iš kambario. Sveiki. Nežinau, kiek čia šitam kambarį yra teisininkų, tai norėjau patikslinti vieną dalyką, kad autorių teisų ir gretutinių teisų įstatymė yra dvi išimtys reguliuojančios įvesties duomenų reguliavimą. Tai viena išvestis yra grinai moksliniais tikslais, kita išvestis yra tiesiog tekstų ir duomenų gavybai. Tai teisininkai, kurie specializuojasi toj srity, jie labai aiškiai išskiria tas dvi išimtis. Tai viena, kuri mokslas ir tyrimai yra atskiras sritis, kuri yra, vadinkim, kabutėse komercinis naudojimas, ta antroji išimtis 22 straipsnio antras prim skirsnis, ji tarsi leistų komerciniais tikslais naudoti tuos duomenis, jeigu autorius labai eksplicitiškai šalia kūrinio nenurodė, kad jis neleidžia naudoti tų kūrinių. Tai ES mastu šitom dviem išimtim faktiškai yra laviruojama ir manipuliuojama šiek tiek. Nes internete visame tame spektre niekas aiškiai nenurodos šalia savo fotografijos, kad aš neleidžiu naudoti kažkam taip toliau. Tai va čia tokia mano tiesiog pastaba būtų, nepainioti šitų dviejų išimčių. Pirmąją išimtim, aišku, buvo padaryta šita didžioji Lions duomenų bazė Müncheno universitete moksliniais tikslais, kuri po to nuklajojo ir iš kurios buvo padaryta daugybė šitų dirbtinio intelekto modelių. Bet irgi ką noriu pasakyti, kad autorių teisė yra ES teisė.
ir vieni autoriai Lietuvoje nelabai gali šitoj srity labai daug kažką padaryti. Tai mano toksai palinkėjimas būtų, kadangi didieji modeliai dirbtinio intelekto yra Amerikos jurisdikcijoje, kurie mes visiškai negalim daryti jokios įtakos, o jie veikia komerciškai Europos Sąjungoje, tai čia yra viena iš problemų iš tikrųjų. Dirbtinio intelekto aktas šiek tiek sureglamentuos veikiančias tokias bendrovės Europos Sąjungoje, tai šiek tiek lengviau, bet jis įsigalios po 2 metų realiai, tai irgi dar laiko yra. O kadangi šita Europos Sąjungos teisė yra Europos Sąjungos teisė, tai aš linkėčiau ir Latgai, ir visiems kitiem autoriam tiesiog bendradarbiauti su Europos Sąjungos kitom šalim, tiesiog, kad įgauti tą galę ir su ta gale kažką tai nuveikti, nes tiesiog Lietuvos mastu, tai mes ir šiaip per maži, bet žodžiu, kažkaip kaupti jėgas ir įsigyvendinti tuos tikslus. Ačiū. Jeigu norėčiau sureaguoti, iš tikrųjų labai gera pastaba, taip, dėja, Lietuva čia viena nieko negali padaryti ir tokį labai gražų pavyzdį norėčiau pasakyti. Kai Kultūros ministerijos viceministras, aš dabar bijau smeluoti, man atrodo, Slovėnijoje vykusiame dirbtinio intelekto etikos forume, paminėjo, kad jau Lietuva svarsto šitą klausimą, kelia atlygio klausimą. Šio klausimo labai susidomėjo kitos šalis ir priejo prie jo ir kalbino ir sakė, ką čia jūs darot, kaip čia įdomu. Ir ryšim su to netgi Vokietijos teisingumo ministerijos sekretorė atvyko į Lietuvą susitikti su viceministru, oficialiai pasikalbėti šią temą ir užmezgė bendradarbystę. Tai iš tikrųjų jie irgi, kai atvykę, jie sakė, mes ieškom idėjų, nes jie irgi nelabai žino, kaip išspręsti šitą klausimą. O mes šiokias tokias idėjas turim ir mes ieškom partnerio, tokie partneriai kaip Vokietija, tai iš tikrųjų yra labai stiprus ir mums tikrai reikia tų glaudesnių ryšių ir bendradarbiavimų. Taip reikia, kad Lietuva viduje irgi bendradarbiautų tarp įvairių kolektyvinių organizacijų ir kitų atstovų, taip pat teisininkai turi būtinai dalyvauti šitam pokalbėje. Ir taip mes tai turime nešti į Europą, mes turime surasti daugiau partnerių. Žinau, kad Suomija taip pat labai domisi šitą temą. Ir žinome, Prancūzija irgi svarsto įvesti. Jie tokį pasiūlymą yra pateikę, kad reikia įvesti mokesčių režimą, kuris rinktų mokesčius iš dirbtinio intelekto kompanijų ir paskui per kolektyvinės organizacijas būtų irgi padalinama autoriams. Tai tos iniciatyvos kažkokios vyksta diskusijos, bet reikia to bendro sutarimo, nes taip tai turi būti bendras reglamentavimas visoje Europoje. Aš gal norėčiau pasakyti tokį dalyką, taip, teisinio reguliavimo ir susitarimų ir įtakos prasme, sakykime, galų galėtoms ir korporacijoms didžiosioms ar ne, kurios tai įsivaizduoja kaip vienokį ar kitokį naujų pajamų generavimo modeliai ir startupams, kurie dabar žaidžia ten su generatyviniu intelektu ar ne, tokiais kaip ten Midjourney, ten Suno ten ir visais kitais, kurie irgi ieško būdų, kaip tą galima būtų monetizuoti ir kai kurie jau dabar monetizuoja, tačiau ieško to tokio tvaraus modelio, kaip tą daryti. Nes vienas dalykas, kai yra žmonių susidomėjimas, paskui visi pamiršta, pažaidžia ir jau ten, sakykime, nebeprenumeruoja, jį nemato kažkokio konkretaus aiškos panaudojimo. Mano supratimu, ką gali kiekvienas autorius padaryti, arba ką gali mūsų organizacija padaryti, tai būtent kurti gero pavyzdžio modelius, kaip etiškai, mūsų supratimu galbūt teisingai ar įdomiai naudoti tą dirbtinį intelektą ir jo instrumentus, tam, kad galima tai būtų panaudoti kaip argumentą ir kažkokiame tais platesnėme susitarime ar diskusijoje, nes iš realaus gyvenimo pavyzdžių viskas ir kyla. Taip, viena vertus, ten galbūt vienas autorius ar kažkokia maža šalis nieko nereiškia, bet kita vertus gali tapti ir tam tikrų prototipų kažkokiems tai didesniems poslinkiams šitoje srityje. Ir būtent, jeigu mes nenorime, kad tas dirbtinis intelektas mums nesuprantamais būdais kažkaip viską pakeistų ir apverstų, mes visų pirma turime susipažinti, kaip jisai veikia, suprasti jį ir bandyti naudoti ir žiūrėti, kur galų gale man asmeniškai kaip kūrėjui, ar ne, kur aš galiu jį panaudoti, kur negaliu, kam naudočiau, kam ne, ir iš to ir atsiranda paskui ir visas reguliavimas ir visa kita. Nes labai daug problemų kyla iš nesupratimo ir taip pat ir politikų nesupratimo, kame
ne, čia yra problema, Bet kur problema yra, kur nėra. Grįžčiau prie to, ar yra įmanomi tokie būdai, kurių mes nesuprantam ir kurie gali veikti be mūsų galios. Man atrodo, kad Agnė šiek tiek palėtė tokį momentą, kad tas mūsų intelektas nėra unikalus ir kad jo yra daugiau, ar ne? Čia toks, aišku, čia labai iš šono ir tai labai filosofinis klausimas, bet vis tiek, ar galimi būdai, kad veiktų kažkas, ko mes nesuprantam? Aš manau, kad visada kažkas veikia, ko nesuprantam, bet jeigu mes nepradėsim veikti, į tą sistemą įsilieti ir jos ištirti ir bandyti suprasti, tai nieko ir nebus. Nes, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek mes dabar daug kalbėjom apie tokius abstrakčius dalykus. Ir kiek daug pasakė, ta apklausa parodė, kaip kad žmonės bijo, kad viskas kaip čia negerai, bet patys jie dalyvauti nenori. Ir jį parodė, kaip prieštaringai mes kaip žmonės mąstome. Tiesa? Taip, tai ir veikiame, kokie mes nenuoseklūs. Bet tai konkrečiai, ko yra bijomas ir kaip yra įsivaizduojama. Aš pavyzdžiui, norėdama geriau visą tai suprasti, įsidarbinau į tokį gigą, kur tiesiog dalyvauju apmokymuose dirbtinio intelekto. Ir tiesiog aš tai, ką matau, kad dirbtinis intelektas dabar daugiausiai mokosi ne iš autorių, o iš tų, kurie su juo dirba, iš tų pačių paveikslėlių, kuriuos jis pats sugeneruoja. Tai jau yra, žinoma, kažkurioje vietoje tikrai tie visi paveikslėliai yra paimti iš autorių. Bet dabar pagrindinis mokymasis vyksta jo paties sugeneruotų paveikslėlių, tarkim, ar tekstų, kuriuos peržiūri žmonės ir juos vertina pagal tam tikrus kriterijus labai aiškius. Tai yra dirba daugybė žmonių, tikrai nemokamai. Labai daug. Ne, jie mokamai dirba. Yra žinoma. Ir nemokamai. Taip, yra tam tikra dalis tikrai, kur tiesiog patys vartotojai reitinguoja ir už tai jie gauna nemokamų valandų, bet yra tiesiog, kur, tai yra darbas, valandinis darbas, kada praeini tam tikrus mokymus, tai yra visai gerai apmokamas darbas, kai jo būna. Bet, žodžiu, tiesiog, reikia suprasti, kad tas visas dabar toks ieškojimas, kur yra tas autorius, kurio darbas panaudotas ir kartais, ne visai apie tai viskas sukasi. Tai tą norėjau pasakyti apie konkretybės. Mes turime, kas nors paskolinkit mikrofoną. Raminta, noriu. Taip. Aš labai kažkaip emociškai reaguoju į šitą sritį ir į šitą temą, nes man pačiai labai patinka naudoti dirbtinį intelektą, bet aš visą laiką žiūriu, kiek tame yra naudos ir kiek tame yra gudravimo kažkokio. Bet ko mes šiandien tikrai nepalėtėm ir galvoju, labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tokį galutinį produktą dirbtinio intelekto, bet kurioje srityje, tai fake artistai, fake muzikos anketos, Spotify'aus playlistai su fake artistais, su fake mados industrijos jau žvaigždėmis, pilna Instagramo, Facebooko profilių, kurie kuriami vieni bendravimui, kiti atstovauti dirbtinio intelekto sukurtus produktus, imituojant, personifikuojant jų žmogų, kurio iš tikrųjų nėra. Ale yra susitarimas, kad jie bus žymimi, kad tai nėra tikras asmuo, bet dabar mes esam pilkojoje zonoje. Ir aš galvoju, turbūt yra vienintelė vieta, kuri man jau pradeda kelti baimę, kad mes čia nebe taip gerai sureguliuosim ir nebe taip gerai atskirsim. Taip, kažkada buvo didelė baimė, kai išgirdome negyvai dainuojančius atlikėjus ir tai buvo skandalai, atimti prizai ir panašiai. Gal atliepiant Agnės mintims, kad tai nėra nauja. Bet koks jūsų požiūris į fake artistus, kurie funkcionuoja su absoliučiai sugeneruotu turiniu, nesvarbu, ar tai fotografija, ar tai tapyba, ar tai muzika. Ir ar matote tame kažkokią baimę, ar tai yra tiesiog būdas skleisti, reklamuoti kūriamą turinį? Aš norėčiau
pakomentuoti. Tai čia labai geras klausimas, nes labai teisinga kryptį rodot, kad mums reikia žiūrėti, kaip tai veikia konkrečiai mūsų visuomenė, ką atspindi ir ką, gal mes aptiksim kažką naujo. Nes, na, šitas momentas tikrai, vat, kaip ir jūs pasakėte, puikiai tikrai tai nėra naujas, bet mes tai pastebimam to daugėjimą ir tai vat gazdina, nes atsiranda ne tik fake tų akauntų, ne tik tų tarkim, kurie apsimeta žmonėm, bet ir atsiranda Amazonėje knygos, kurios yra parašytos ir jas galima pirkti, kurios yra parašytos visiškai tiesiog. Taip, tokie Mes Lietuvoje turim tokį autorių, Tomas Magi, parašytoje. Taip, daugybė visokių tokių dalykų yra ir taip jūs ir kaip ir teisingai pasakėt, kad labai svarbu, kad tai būtų žymima, nes, na, vis tiek tas informatumas ir ta tiesa mums yra svarbu, tegu jie gyvena tos visos techninės būtybės, gal yra įdomu ir laikas juos ir įsileisti ir bandyti pažinti, bet jas turim pažymėti. Bet yra dar kiti dalykai, kur aš norėčiau irgi šiek tiek pasukti mūsų pokalbį, gal tai bus visai vertinga, jeigu dar turim šiek tiek laiko, ką dar visa šita technologija daro mūsų visuomeniai ir jos kasdienis naudojimas. Tai čia šiek tiek vėl teks grįžti prie filosofijos, bet labai tokios konkrečios. Tai yra tas greitis, tas spartumas, kadangi ką mums žada tie, kurie apmoko. Tarkim, mes jūs išmokysim, kaip naudotis dirbtiniu intelektu ir sutaupyti laiko, bet laiko nesutaupome, nes viskas vyksta tik greičiau ir mes tarsi daugiau padarome, daugiau atliekame tam tikrų darbų, čia kalbu apie tokius ne visai intelektualią veiklą, bet kūrybinės industrijas, kada reikia staigiai padaryti kažką, tai abstrahuoti, greitai parašyti daugybę laiškų, naujienlaiškių ar padaryti prezentacijas, jas iliustruoti, greitai turėti vaizdus, kaip viską. Ir visas tas toksai kaip ir vadybinis mechanizmas kūrybinių industrijų srity ir ne tik labai sugreitėja. Ir natūralu, kad tie žmonės, kurie išmoksta naudotis tais įrankiais, tai daro labai greitai, bet tai atsiranda didelis spaudimas kitiems, kurie, tarkim, patys daro tas prezentacijas. Ir tokiu būdu tas toksai eina didelis greitis, įtampa, kad tu nespėsi, kad tu turi dar daugiau padaryti. Ir prie viso to, aišku, ir tos ėjimas į paviršių, nes vis tiek lieka daugybė mažų klaidelių ir tų haliucinacijų, kurios šiaip man jos pačios ir įdomiausias yra dirbtinio intelekto šitoj srity ir tai yra su to susijus mano kūrybinė praktika, bet kada jos atsiranda, tam tikros tos klaidos jos ir trukdo tam tikram ir susikalbėjimui ir darbo kokybei ir yra susijusios su to nepaprastu greičiu, kuris mus, labai vargina. Mes pavargę ir taip esam nuo šito greičio. Taip jau buvo. Luditai dėl to ir naikino mašinas. Būtent. Nes čia į mašininę gamybą iš esmės persikėlė sritis, kurią mes laikėme šventa. Ir čia, manau, yra didžiausias žmogiškasis kol kas nusivylimas. Mums reikėtų tiesiog keisti požiūrį į tai. Yra kitų sričių. O gal mes be reikalo ją laikome šventą? Kokie nors tankų tapytojai sakytų, kokia autorystė, ko jūs čia parinatės? Jo, bet, žinot, va čia tas ir yra įdomiausia. Viena vertus, jeigu taip dabar atskiriant, ar ne, struktūruojant, kaip galima tą dirbtinį intelektą naudoti kūrybiniuose procesuose ir panašiai. Tai visų pirma taip, atsiranda naujos formos, tos postrealizmo, sakykime, kažkokios tai naujos medijų meno ir panašiai, ar ne, kur yra tas jau žaidimas su tikra, netikra ekstremalizuojasi ir atsiranda netikri personažai, netikri kūrėjai ten ir panašiai. Visą tai yra gražu, įdomu, ar ne, kaip ir visos tos haliucinacijos apskritai, menas ir kūryba labai smarkiai yra susijusi su klaida, chaosu ir panašiai, čia irgi lyg tai nieko naujo. Tai visą taip suprantama, tas būtų etiška, jeigu tai yra įvardinama ir aiškiai pristatoma, kad, žiūrovo neapgaudinėjai, jisai žino, kad būtent eina tokio meno tipo žiūrėt, yra galbūt kažkoks naujas stilius, žanras ten ar kažkas panašaus. Bet yra,
kita tokia galbūt, sakykime, problema, ne problema, bet tiesiog taip vyksta ir tai bus. Yra dirbtinio intelekto įrankiai, kurie yra skirti techniniai pagalbai ir tai galbūt netgi kai kuria prasme nebūtinai yra, kad praranda žmonės pinigus, bet teoriškai bent jau galvoja, kad tų pinigų gali turėti daugiau, nes, pavyzdžiui, Photoshop yra dirbtinio intelekto įrankiai, kurie ten padeda greitai iškirpti, ką nors ten sutvarkyti spalvas, muzikantams yra dirbtinio intelekto įrankiai, kurie gali padėti greičiau ten sumiksuoti, rasti tinkamus ekvalizerio parametrus, sumasterinti įrašą, galbūt nebereikia kažko samdyti, kad tą dalyką atliktų, ar ne. Ok, čia atsiranda kita problema - žmogaus suvokimo ir supratimo problema ir gebėjimo estetiškai įvertinti rezultatą problema. Jeigu žmogus nėra ekspertas, jisai negali pasakyti, ar tai, ką dirbtinio intelekto įrankis jam išspjovė, yra jam tinkama ar ne. Tai reiškia, vis tiek žmogus turi išmanyti ir būti tą daręs su ranka ir suprasti, ar tas rezultatas yra reikiamas jam ir tinkamas. Ir tas visą laiką bus nori, nenori. Galbūt tai smarkiai pakeis industriją tam tikrų techninių darbų atžvilgių, kaip ir apie programavimą dabar yra kalba, ar ne, kad, tie programuotojai galbūt neišnyks, bet kažkokius elementarius darbus, kurie yra susijęs su multiplikavimu, iš tikrųjų atliks dirbtinio intelekto įrankiai, kurie padės tokiam programuotojui, kuris jau gerai suvokia, neturėti ten 5 asistentų grupę, o tiesiog gerą dirbtinio intelekto varikliuką. Bet yra būtent tas generatyvinis dirbtinis intelektas, turbūt apie kurį mes čia daugiausiai ir kalbame, ar ne, vis tiek iš autorių pozicijos žiūrint, kažkas, kas imituoja arba simuliuoja autorystę, sakykime. Tai mano supratimu vis tiek pagal tai, kaip tie algoritmai bent jau dabar veikia, jie iš principo vis tiek be žmogaus nieko naujo nesukurs. Jie gali multiplikuoti. Taip, gali multiplikuoti ir kurti, simuliaciją tam tikrą, kurią galima naudoti tam tikrose kontekstuose, pavyzdžiui, foninėje muzikoje, galbūt kine, teatro muzikai, kur ten kažkur yra antram, trečiam plane, jinai kuria tik tai tam tikrą, stereotipinį, sakykime, vaibą, ar ne, ir taip turbūt kažkas tuos pinigus praras. Kita vertus, vis tiek, jeigu prie to, ką netgi sukuria dirbtinis intelektas, arba jeigu žmogus naudoja dirbtinį intelektą kaip įrankį, vis tiek tai bus įdomiau ir geriau mano įsitikinimu, nes kuo žmogus daugiau prisvirtų, to medžiaga gyvėja, ar ne, jeigu mes neieškom naujų dirbtinio meno formų. Ir tas eksperto ir suvokimo klausimas irgi pasidaro labai svarbus, tokio kaip kuratoriaus dirbtinio intelekto, kuris žino, kad čia geras rezultatas, čia nelabai, čia dar reikia pataisyti. Ir panašiai, čia tinka, čia netinka. Kitas klausimas, prie kurio mes čia prieinam, nori, nenori, paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, nebūtinai daugiau ir greičiau yra geriau, iš tikrųjų, ar ne? Jeigu mes štampuojam, ar ne, kur nors fabrike iš plastiko daug visokiausių dalykų, kas gaunasi, kad galbūt žmogaus rankų darbo vertė kyla ir kaina lygiai taip pat kyla, ar ne? Jeigu perka. Jeigu perka, taip. Bičiuliai, mums reikėtų bandyti apibendrinti ir išspręsti galų gale šitą problemą ir prie jos daugiau nebegrįžti. Kas norėtų, nežinau, aš nesirištu kelti kažkokį esminį klausimą, sakykime, ar ne, ką pirmiausia reikėtų padaryti. Tai čia labai priklauso nuo to, kur tu stovi, kokia tavo profesija, kokios yra tavo interesai. Tai tada nuo to priklauso, ką reikėtų padaryti, ar ne? Koks galėtų būti teisingas klausimas pabaigai? Aš taip paklausčiau. Koks būtų iš jūsų pusės teisingas klausimas mums visiems pabaigai? Kaip jūs manote? Taip gyvenime dar nesu klausęs ir štai prašau. Pasirodo neveikia. Taip, tai klausimas, kur vertėtų nubrėžti tą liniją, nes mes siekiame greičio, tai kur mes norėtume jau, ta prasme, tą liniją padaryti, kad nebūtų mūsų kūryba greituoju maistu, ta prasme. Čia nieks neatsakys, čia tik klausimai. Taip. Aš tai atsakyčiau, kad reikėtų vėlgi apsukti klausimą ir galbūt kaip tik kartais yra malonu. Tai yra žmogaus pasirinkimas asmeninis, logiškas, gilus, tikėtina, kaip aš noriu kurti ir ką aš noriu gyvenime veikti, ar ne? Ir čia
to ir reikėtų turbūt linkėti. Nori greitai, daryk greitai, bet galbūt jeigu nenori greitai, tai daryk kažkaip kitaip, ar ne? Tai mano sprendimu čia yra šiaip iš principo klaidinga ir čia irgi tas ateina šiek tiek iš mūsų visuomenės suvokimo, kad daugiau yra geriau. Bet ypač kalbant apie kultūrą, tai įsijungia kokybiniai parametrai, ne kiekybiniai. Ir daugiau ir greičiau, mano supratimu, kultūroje tikrai nėra geriau. Aš tai norėčiau visų pirma pasiūlyti visiems pabandyti su tuo dirbti ir tai reiškia ne tiesiog išbandyti ir skiriant tam 10 minučių, bet tikrai šiek tiek pasigilinti ir iš to ateis labai daug atsakymų ir labai daug baimių sumažės ir kils kitokios, tikrai. Ir tikrai, kas labiausiai kils, aš jums pažadu, tai suprasit, kad, tai nėra kažkokia esybė, kuri nori kurti už jūs. Ne, tikrai ne. Aš tai galbūt kelčiau klausimą, ar visuomeniai reikia originaliai kūrenčių autorių ir atliktas tyrimas ir apklausa daugiau buvo pakreipta tuo aspektu apie faktinę padėtį galbūt, o ne apie baimės, todėl kad iš mūsų apklaustų autorių šiuo metu labiausiai vizualiųjų menų autoriai susiduria su nauja realybė, ar ne, kad jų užsakymų mažėja. Tai tą tokį susirūpinimą pagrįstą faktiniam aplinkybėm išreiškia būtent vizualiųjų menų atstovai. Tai jeigu apklaustumėm po metų, gal rezultatai būtų kitokie, nežinau, bet šiai dienai turime tokius. Tai vietoj klausimo norėčiau tokį nuokrypį padaryti. Tai prieš tokių gerų 1,5 metų dalyvavau klausiau pranešimų apie skambučių centrus. Ir ten buvo kalbama apie dirbtinį intelektą, apie jo diegimą, apie tos pačius pokalbių robotus, kalbama apie darbuotojų atleidimą, bet taip pat buvo kalbama apie tai, kad dabar įdarbinami darbuotojai gauna didesnius atlyginimus, nes jiems keliami didesni reikalavimai. Nes to, ką negali padaryti dirbtinis intelektas, reikia žmogaus irgi su didesniu intelektu. Tai čia iš tikrųjų labai panaši situacija bus ir kūrybinės industrijose. Taip, dirbtinis intelektas prikurs daug visko ir jis bus naudojamas ir parduodamas, tačiau kai tu ieškosi to tikrojo santykio, tau vis tiek reikės žmogiškosios kūrybos, tos išjaustos tikros žmogiškosios kūrybės ir iš jie bus mokama tikrai daugiau. Taip, užsakymų gal bus mažiau, nes bus tas dirbtinis intelektas, bet už tuos jau kitus užsakymus bus mokama daugiau, tokia predikcija, sakyčiau. Aš tokį klausimą savo keliu dabar, nežinau, ar šis susijęs labai su šiandienos tema, bet kodėlgi ne. Klausimas yra toks, ar mes kaip žmonės transcendentuosim į kažką kitą. Nes vienas dalykas, kuris vyksta dabar, kurio nebuvo anksčiau, tai mes kaip ir kuo labiau toliau susijungiam su savo kuriamais išmaniais įrankiais. Ir jeigu mes paimam, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, kvantinius kompiuterius ir neuralinką, ar ne? Ir genų inžineriją. Ir viską sudedam kartu, o visame tame yra labai daug pažangos šiais laikais. Tai ar tai bus žmogus ar nebe. Ir dabar, tiesą pasakius, muzikantams tas ir įtint yra artima. Taigi, kai tu groji, tu susilieji su tuo savo instrumentu, ar ne, su gitara, su fortepionu, tampi kaip po vieno, ar ne, tie, kurie dirba su tekstu, su vizualiniais dalykais, su ten teatru ar kino menu, jie irgi labai artimai susijungia su savo naudojamais įrankiais. Dabar tas susijungimas gali tapti netgi toks kiborgizuotas visai, sakykim. Ir kaip tas pakeis visuomenę, kur kas sudėtingesni klausimai kils netgi negu turime jų dabar. Bet tuos klausimus sprendžiant dabar, tai galbūt padės spręsti sudėtingesnius klausimus ateityje. Va. Bičiuliai, ačiū labai. Mantautas, Laura, Agnė, Rytis, ačiū jums visiems. Kol citatos nemokamos, aš vis tiek pabaigsiu citatą iš Delfo orakulo. Pažink save. Ačiū. Ačiū.